Šią savaitę jaunieji krepšininkai ir toliau tęsia kovas moksleivių krepšinio lygoje. Savaitės pergalių kraitį pradėjo krauti Tomo Urbelionio vadovaujama SKM Liovira, kurį įveikė Algirdo Budėno SKM jų suspurtas 14-mečius ir į varžovų krepšį įmetė 83 taškus. Trenerio Egidijaus Ženevičiaus auklėtiniai SKM 99-ųjų pagrindinė komanda po sunkios kovos, patirtų traumų ir sukauptų paskutinių jėgų nusileido Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos trečiajai komandai. Labiausiai tai gynybai, daug praleidom, prasiveržimų, daug prasiveržė labai lengvų taškų įmetė daug. Bet šiandien šiaip neblogai metė baudas, beveik visas sumetė, tai ar tai galima vadinti priešininkų silpnąja vieta? Ne, nemanau, mes labai mėtom daug baudų per treniruotės ir gerai pataikė. Kokia tavo manymu buvo sunkiausia akimirka rungtynėse? Visos rungtynės buvo labai sunkios, nes labai spaudė. Iškart visą aikštelę spaudė, labai sunkios pavaržyti. SKM vaikinų pralaimėjimą lėmė nuovargis po sunkaus 4 dienas trukusio Europos jaunimo krepšinio lygos pirmojo etapo turnyro Lenkijoje. Nepaisant to, rezultatyviausi šioje savaitės dvikovoje buvo Vytautas Venskus, Dominikas Pumputis ir traumą rungtynių metu patyręs Margiris Mačiūnas. Kaip pats vertini šiandienos rungtynes? Po Eibal turnyro vis tiek turbūt dėl pavargę buvo, dar kas buvo nesukaupęs. Biškai prisidėjo ir nuovargis, bet galėjom geriau dar sužaisti, jeigu būtų keli žaidėjai, mūsų lyderiai nebuvo. Tai kurį priešininką sunkiausiai sekėsi stabdyti? Gal turėsime kad numerį? Sunkiausia aukštus buvo stabdyti, nežinau. Numerio tiksliai neatsimenu, bet 9 buvo. Tai sunkiausia turbūt buvo kovoti po krepšiu. Taip, labai daug kamuolių praleidom. Po gynyboj atsigalvojo priešininkai. SKM 96 pagrindinė komanda savaitės pradžioje rezultatu 74-61 nurungė Druskininkų sporto centro komandą.